Gerą dieną visiems prisijungusiems prie šios transliacijos. Mano vardas Rokas Lukošaitis, su manimi yra Robertas Šiuška, Lietuvos Muay Thai federacijos prezidentas. Ir šiandienos šitos transliacijos tikslas yra pagrindinis išsiaiškinti truputėlį detalių apie teisėjų darbą. Tikiu, kad greičiausiai jūs ir pats esate gal ne profesionalus kovotojas, gal net ir neteisėjas, dėl to gali kilti vienas ar kitas klausimas renginiuose. Kaip teisėjai nusprendžia, kuris kovotojas laimi raundą, kuris kovotojas laimi visą kovą ir kaip iš esmės vyksta teisėjų darbas. Tai būtent čia ir turiu pasisodinęs tokį tikrai ganėtinai, manau, rimtą teisėją, Lietuvos Muay Thai federacijos prezidentas, kaip jau minėjau, Robertas Šiuška. Tai Robertai, sveikas atvykęs ir papasakok truputėlį liaudžiai, kas tu esi, koks tavo stažas, kokia tavo darbinė patirtis ir šiaip, ką tu čia veiki. Taigi va, labą dieną gerbiamas žiūrovė. Esu šiuo metu Lietuvos Muay Thai federacijos prezidentas, taip. Šitą vėliavą tenka šiuo metu man nešti. Iki tol nuo 2012 metų pradėjau teisėjauti Lietuvoje, nacionalinės kategorijos teisėjas, ir 2016 metais gavau tarptautinę kategoriją ir pradėjau teisėjauti tiesiog pasaulyje visur. Pasaulio čempionatas, Europos čempionatas, įvairiose žaidynėse, Azijos žaidynėse, Indoor Games ir taip toliau ir taip toliau. Po to komerciniai turnyrai kvietė, kur dėl diržų kovoja, tai reikės laikas skristi teisėjauti. Tai jo, tos teisėjimo patirties yra pakankamai daug, tiek mėgėjų, tiek profesionaliam sporte. Muay Thai būtent. Pats, jeigu neklystu, tai ir kovojęs, ir anksčiau esi, ne tik teisėjas. Aš buvau kovotojas, tada treneris buvau, treniravau, teisėjaut pradėjau, prieš metus išrinko prezidentų, bet vis nuo teisėjimo netitolstu. Ir dabar gegužės pabaigos skrendami pasaulio čempionatą teisėjaut, tas teisėjimas seiks arti širdies visą laiką. Ten komanda mūsų, kažkaip niekur aš toli nuo jos nepabėgu. Kiek jūsų komandų yra žmonių? Teisėjų? Lietuvoje dabar tiksliai nepasakysiu, apie 15 teisėjų yra. Pastoviai tie patys visą laiką sukasi visas varžybas? Būna, ten kartais prisijungia koks vienas naujokas, kažkas nebeteisėja, bet iš esmės jo, brandolys, sakykime, yra gal 10 žmonių, kiti neseniai, gal sąlyginai neseniai prisijungia prieš kokius 2 metus, aš tai skaitau neseniai, ne? Jo. Tai, bet jo, apie 15 žmonių komandų. Kiek teisėjų yra, mes pakalbėjom, kad 2 metai yra neseniai, kiek teisėjų jau skaitosi patyręs teisėjas? Nežinau, žinok, Rokai, viskas priklauso nuo intensyvumo. Kai tu nusiperki kėdus, vienas sako, kėdus sunešioju per pusę metų, kitas sako, eik, tu 10 metų laiko, žinai, kurie to laiko 10 metų, tie kėdai sekcijai padėti už stiklo gražiai prie kavos padelio, ne? Tai lygiai tas pats su teisėjimu, jeigu kiekvieną savaitgalį kažkur tai teisėjas teisėjauja ir renka bagažą, tai jo patirtis ir kompetencija gali šokti labai greitai aukštai. Kitas, žinai, 10 metų teisėjauja, bet į metus 2 kartus atvažiuoja po pusę kovos kažką pateisėjauti, normalu, ne, kad tai čia laiko tarpas gal nelaiku reikia matuoti matyti intensyvumų, žinai, kiek dažnai šaika dirba tą darbą. Kiek tikriausiai čempionatų ar turnyrų tiesiog yra prabūta, teisėjauta? Turnyrai, kuo daugiau kažkokių sudėtingų situacijų, gauta, ragauta, matyta, sudėtingumų, žinai, lengva yra teisėjauti kovoje, kur visiems viskas aišku. Kur matai, vienpusė visiems viskas aišku, o kai jau prasideda pem ant pem, o tada prasideda niuansai, žinai. Tai gerai. Tai ir palėtėm šitą tada klausimą, kada kovos yra 50 ant 50. Tikriausiai net ir jūs, žiūrovai, esate vieną ar kitą kovą matę, gal net ir dažnai stebite tas kovas ir, kaip ir Robertas minėjo, yra, kada raudonas arba mėlynas vienas kažkuris labai viršui, bet yra tas 50 ant 50. Kaip jūs teisėjai tą kovą stebite, koks yra jūsų darbas? Šiaip, apžvelkime dar ne kaip jūs sprendžiate, kas laimi, kas ne, bet į ką jūs kreipia dėmesį didžiausia? Jo, aš gal tik dar tokį lengvą intrapą, Rokai, padarysiu prieš šitą pasakojant, kodėl iš vis mes dabar šiandien kalbam šitą temą, nes Lietuvoje iš tikrųjų paskutiniu metu labai garsiai yra girdimas Muay Thai, tiek Lietuvos Muay Thai čempionate, daug dalyvių, daug žiūrovų, susidėmėjimas auga. Taip pat profesionalus šalies promauteriai arenose pradėjo organizuoti Muay Thai kovas ir kai kurios kovos sukelia labai daug diskusijų ir po to podcastuose arba komentaruose visuomenė pradeda aptarinėti. Ir aptarinėja, aš kartais klausausi ir man ausis raitosi, kai kažkokį pagrindinį dalyką nurašo kaip nesvarbu ir panašiai. Pavyzdžiui.
prieisim prie to vėliau, nes ten eina kalba apie taškų skaičiavimą, bet tam reikia atskiros temos, išsiplėsim, tai prieisim prie to. Tai va, tai dėl to, kad šiek tiek paaiškinti liaudžiai, ne ką mato, mes nestebim kovos kaip žiūrovas. Paaiškinti teisėjo akimis, kaip teisėjas stebi kovą, kas yra draudžiama, kas yra galima, kas yra grubus pažeidimas ir kaip mes nusprendžiam nugalėtojus. tą šiek tiek papasakosi, man atrodo, kitą kartą einant į areną žiūrėti Muay Thai kovą bus žymiai lengviau ją suvirškinti, matyti, stebėti ir pačiam galbūt taškus skaičiuoti. Na, o kaip žiūrovas, žinodamas va šitus bazinius dalykus, ką mes tikriausiai ir aptarsim, jau galima pradėti matyti. Iš esmės, taip, aišku, praktikos reikia daug, kaip ir visur kitur, bet bazinius dalykus žinant ir žinant, į ką pradėti atkreipti dėmesį, bus daug lengviau pačiam suprasti, kas laimėjo kovą, kai kova arba raundas yra apylygus, ne? Aš nekalbu, kai vieną kasą muša. Tai gerai, nu tai tada, tai vis tiek tada ir prieikime prie to, būtent kada kova yra intensyvi, aštri, 50-50, ką teisėjas, šiuo atveju tu, Robertai, gal kalbėsiu net ne apie tavo komandą, bet ką tu, kaip teisėjas, būdamas ringe, stebi nuo pradžių iki galo? Toks vienas vėl niuansas, ringė dirbdamas referis taškų neskaičiuoja. Referio darbas ringė yra visai kitas. Referis ringė atsako už sportininkų saugumą, atsako už kovos kontrolę, už laikų pastebėtą knockdowną ir laikų sustabdytą kovą. Tai taškų referis neskaičiuoja. Taškus skaičiuoja šoniniai teisėjai. Kiek jų yra? Yra 3 šoniniai teisėjai, žiūri, pagrindinis teisėjas sėdi prie žiūri stalo, ne, ir referis ringia. Tai vienai kovo visą laiką dirba 5 žmonės. Tai va, tai pirmiausia reikia suprasti, kad kova, ne, jeigu tai nėra dėl diržo kova, nesvarbu, nes dėl diržo paprastai būna 5 raundai, ne, reguliariai yra 3 raundai. Tai 3 raundai mes skaičiuojam kaip 3 atskiras kovas. Mums 3 raundai yra 3 kovos. Ir kiekvieną raundą mes vertinam atskirai. Ne? Raundą mes vertinam nuo gongo pradžios iki gongo pabaigos. Pertraukėlė, antras raundas, mums tai yra visiškai nauja istorija. Tai yra nauja istorija, antras raundas, antras vertinimas. Ne? Tai kaip mes nusprendžiam dabar raundo nugalėtoją? Ne? Vienas, pirmas ir pagrindinis dalykas, kriterijus, į ką kreipiam dėmesį, tai yra stiprus, taiklus, akcentuoti smūgiai. Ne? Konkrečiai tikslus smūgis į taikinį skaičiuojamas kaip taškas. Savo kažkur, ne, teisėjai mentaliai ant pirštų skaičiuojasi, ne. Ką turiu omeny švarus akcentuotas? Toks, žinai, šiek tiek prilėtimas pliaukšti, jos nieks dėmesio nekreipia. Turi būti akcentuotas smūgis, nesvarbu, ranka, koja, keliais ar alkūnė. Čia ne krepšinis, kad iš kojos 2 taškai, iš rankos 1, ne. Į koją, tai į koją, bam, taškas, ne? Į korpusą, bam, taškas, iš rankos į galvą, bam, taškas, ne? Elementariai, paprastai skaičiuojam taškus, ne? Smūgius, pataikytus smūgius. Tai va, čia jeigu taip labai paprastai pasakyti, bet po to jau prasideda niuansai. O kas jeigu abudu vienodai smūgiuoja? Šitas ir kyla man klausimas. Tu spyri, aš spyriu, ne? Tai antras kriterijus yra, mes žiūrim, kas stipriau smūgiuoja. Jėga, fizinė jėga. Kas stipriau, matosi, kas stipriau smūgiuoja. Bam, bam, kitas varo, ne? Tai antras kriterijus yra smūgio jėga, ne? Trečias kriterijus yra smūgio efektas. Tai yra, kokią žalą galimai tas smūgis padaro, ne? Pavyzdžiui, labai paprastai, ne? Tu man į korpusą davėjai, aš tau į korpusą ir matau, kad tau jau, žinai, sureagavau. Ta kojytė suvalgiai skaniai tarp šonkulių. Viskas automatiškai mano šitas smūgis yra didesnės vertės negu tavo atsakymas, jeigu būtų man. O tai ką tada už tą 2 taškai? Nėra 2 taškai, sakau, ne krepšinis. Tai yra tiesiog eiliškumas, ne, prioritetų eiliškumas. Pirmas dalykas, žiūrim smūgių kiekį, taiklių ir stiprių smūgių kiekį. Jeigu vienodai smūgiuoja, tada žiūrim jėgą. Tada trečias kriterijus yra efektas smūgio, taip. Ketvirtas kriterijus yra aktyvumas, kuris aktyviau juda, kuris lipa ant savo varžovo, kuris spaudžia savo priešininką į kampą. Aktyvumas, kuris yra gerokai aktyvesnis raunde, ne? Penktas kriterijus yra, kurį mes taip pat vertinam, tai tiesiog geresnė Muay Thai technika, ne? Kuris yra, bet tai vėlgi, tai reikia suprasti, kad tai yra eiliškumas, ne? Gali būti, kad iki to 5 net nedaisit. Būtent, visiškai. Ir paskutinis kriterijus yra, kuris mažiau klaidų padaro raunde, ne?
Tai, bet dabar prasideda niuansai. Vat pasakiau 6 punktus, ne? Tie 6 punktai, viskas. Robertai, aš dar galiu biškai įsiterpti. Aš kaip paprastas žmogus vis tiek klausiu, tu paminėjai 6 punktą klaidos. Kas yra klaidos? Pavyzdžiui, negalima laikytis už ringo virvių. Sportininkas laikosi už ringo virvių, teisėjas sustabdė, jam davė įspėjimą už tai, kad laikosi už ringo virvių. Tai yra įspėjimas, caution, žinai. Ar tai jau yra minus taškai? Ne, tai nėra minus taškai, tai yra tiesiog jam įspėjimas. Tai tokius įspėjimus mes skaičiuojam, tai vėlgi vienas iš paskutinių kriterijų gali būti, kas mažiau tų cautionų gavo, kas mažiau įspėjimų gavo už kažkokias klaidas. Apie minus balą oficialiai prieisim prie kito punkto, kai kalbėsim, papasakosiu, kaip tai vyksta, bet tai va, ir esmė yra kokia. Stebint kovas, labai dažnai matau, kaip vienas kovotojas labai intensyviai lipa, ten spaudžia savo priešininką, smūgiuoja stipriai, visą areną ošia, klykia, cypia, kaip čia viskas gerai. Bet jeigu atidžiau pasižiūrėtumėm, tai jis muša arba į orą, arba į blokus. O tas kitas bičias, kuris ramiai taikosi, kaip tik daro smūgį, taip į tašką, kaip tik daro smūgį, taip į tikslą pataiko, iškart, žinai. Tai aš labai paprastą pavyzdį duodu, įsivaizduok, krepšinis, ne? Viena komanda padarė 10 metimų į kašę, bet pataikė 2 kartus į krepšinį pataikė. Kita komanda metė tik 5 kartus į kašį, bet pataikė 3 kartus, ne? Tai kuri komanda laiminės. Tai čia yra lygiai tas pats. Jeigu daug mojuoji rankom, kojom, esi garsus, gražus ir visoks kitoks, tai dar nereiškia, kad esi geresnis. Ne? Aš įsivaizduoju, čia ko gero labai, vat ir suprantu šitą pavyzdį, kada arenoje kyla daug garso dėl vieno kovotojo intensyvaus darbo, bet tas darbas nebūtinai yra efektyvus. Būtent, kad ten viskas gražiai blokus sueina, tai, tai nėra taškas, mes tų dalykų neskaičiuojam. Kaip sakant, turi pataikyti ir turi prioritetas yra pataikymai. Bet vėliau, jeigu lygiai būtų pataiko, tada yra kiti faktoriai. Taip, tai tada tie 5 šitie punktai, kuriuos aš prieš tai išvardėjau. Jo, bet prioritetas yra pataikyti. Kaip jums tai pavyksta vienu metu viską susiskaičiuoti galvoje? Seniuk, tai yra įgūdžiai. Tai nėra lengva, tai tikrai nėra lengva, bet kiekvienas savo amate, kuris daro dieną iš dienos savo darbą, nežinau, mes galim klausyti, kaip taip pavyksta formulės vairuoti formulę ant 300, taigi kosmosas. Jiems tai lengva, jie kiekvieną dieną tą daro. Tai su teisėjimu irgi yra lygiai tas pats. Praktika, įgūdžiai, klaidos, iš klaidų padaryti išvadas, analizę ir toliau. Tik tai. Man prieš turbūt mėnesį, kada čia vyko Telšiuose Lietuvos Muay Thai čempionatas, šiaip labai įspūdingas renginys, pats pirmą kartą dalyvavau tokiam tokio kalibro kovos menų renginį, labai patiko ir užkūrė tą emociją. Bet buvo tikrai, kada aš pats, žinojot, nežinojot, žiūrovai, aš buvau tas balsas, kuris kvietė kovotojus į ringą. Renginio vedėjas. Taip sakykime. Ir aš turėjau tą galimybę būti prie pat ringo ir susidūriau su ta situacija, kada prie mano stalo buvo raudonasis, man atrodo, kampas. Ir tenai, kada kovotojai po gongo ateidavo pertrauką ir tie treneriai sakydavo, tikrai mūsų raundas. Ir jie pasižiūrė lentelę 9, o kitam kovotojui 10, kai jie tikrai tikėjosi to 10-ko laimėto raundo. Kaip šitoj situacijai? Žiūrėk, aš esu pats buvęs treneris ir jaunas, iš tikrųjų, vėlgi mes kalbam apie niuansus, kai yra artimas raundas, kai aš esu save irgi prigavęs, kai savo auklėtinių sekunduodavau, kai sėdi kampe ir realiai matai tik savo auklėtinio veiksmus, ką priešininkas daro. Nelabai stebi. Jo, labai sunku emociškai ir nešališkai sekunduoti kovą ir matyti. Ir, iš tikrųjų, reikia treneriam irgi daug patirties, kad jie sugebėtų nešališkai vertinti raundą ir matyti iš tikrųjų jo auklėtinis pralaimėjo ar laimėjo. Kartais kai kuriem treneriam galbūt trūksta kompetencijos, žinių, kurie mažiau važiuoja į varžybas, kurie neturi tos regos, nes, tai irgi akis turi priprasti prie kovos tempo intensyvumo ir pamatymo, klaidas, visus taškus, pataikymus ir visą kitą. Kas mažiau dalyvauja, tam natūralu ir daugiau klausimų visą laiką kyla. Natūralu, taip pasaulis sukasi, ne? Faktas. Tai va, tai
Tai gal tada galim ir prieiti prie antro aš šiaip iš tikrųjų ir norėjau pakalbėti apie tai, ką mes ir esam numatę. Tai kaip šiaip patys teisėjai sprendžia pačios kovos patį nugalėtoją? Tai va, tai yra pagrindinis dalykas taškai. Tai, ką mes skaičiuojam ant pirštų, ar galvoje, ar skirtumą yra keletas metodikų, kaip tą daryti, bet to viešai nepasakos. Prašom įstoti Lietuvos Muay Thai federacijos teisėjų kolegiją, papasakos daugiau. Nugalėtojas raundo visą laiką gauna 10 taškų. Tai yra tokia sistema, 10-9. Mes vadinam sistemą 10-9. Raundo nugalėtojas visą laiką gauna 10 taškų. Raundo pralaimėtojas gauna 9 taškus arba mažiau. Ne? Jeigu baigėsi raundas, skaičiavam ten smūgius, matom, mėlynas kampas nugalėjo. Mėlynui iš karto 10. Pralaimėtojas raundo gauna 9 taškus. Tai vadinasi yra 10-9. Antras raundas, antra istorija mums, neatsimint pasakojau, kad kiekvienas raundas yra mums atskira istorija. Antras raundas mes vėl nuo nulio viską skaičiuojam, čia ne kaip krepšinė, ne, kad kėlinys po kėlinio ir sumuojas rezultatai, ne. Antras raundas vėl žiūrim. Mėlynas žiūrim dabar jau pralošė, jam 9 taškai, raudonam 10 taškų. Kas mums gaunasi po 2 raundų? 19-19, ne? Vadinasi, trečias raundas yra lemiantis, taip? Trečias raundas lemiantis ir trečią raundą vėlgi žiūrim, kas laimė. 10 taškų nugalėtojas, 9 pralaimėtojas, viskas aišku. 28, 27, vienas laimėjo, kitas pralaimėjo. Visus 3 raundus vienas bičias laimėjo, visus raundus 3 kitas pralošė, viskas aišku. Total score 30-27, ne? Dabar prieš tai tu klausai apie oficialų taškų nuėmimą. Jo, paėmė? Minusą. Pameni, jo. Tai oficialiai taškas yra minusuojamas nuo šitų galutinių skaičių. 30-27. Nuo tų 10-9 šitoje vietoje. Nes mes raundo eigoje duodam oficialų spėjimą, kuris numinusuoja tašką ir nuo 10-9 nuimam. Tai dabar žiūrėk, paklausyk, šitą vietą labai įdomi. Už ką duodami warningai? Official warning tai yra už 3 tas pačias klaidas. 3 tas pačias klaidas. Pavyzdys, ne, aš kaip pavyzdį minėjau, kad negalima laikyti už ringo virvių piktybiškai, taip? Bičias laikosi už ringo virvių, jam teisėjas davė vieną įspėjimą už virves, ne, jis vėl laikosi. Antrą kartą, ne, tai jau antras įspėjimas už ringo virves, vadinasi, trečias yra official warning. Trečią kartą bičias laikosi už ringo virvių, teisėjas sako stop time, priešininkai neutralų kampą į baltą, pasiima tą nusidėlį, atsiveda ringo centre ir sako, minus balas už laikymas už ringo virvių, pavyzdžiui, ne, minus balas. Tai tas minus balas eina nuo tų 10-9. To gerai, raundo būtent. Būtent tam raunde. Ir žiūrim, dabar kas gaunasi. Modeliuojam situaciją. Mėlynas bičias pralaimi raundą 9, jo priešininkas 10, ne? Ir mėlynas bičias gavo official warning, tą minus balą. Tai vadinasi, jam nuo 9 nusiminusuoja, jam lieka 8. Kitas bičias lieka 10. Tu supranti, kas vyksta? Taip, jau faktas. Praktiškai kovos laimėti labai sunku. Turi dar 2 raundus išplėšti. Minus balas, net kai tu išplėši, bus lygiosios geriausiu atveju. O kai yra lygiosios, tai tada vėl po to prieisim, kaip, jeigu yra, tarkim, 28, ne, kaip mes tada nusprendžiam, kas nugalėjo. Taip, dar viena labai įdomus momentas, dar viena labai įdomi detalė. Čia dabar mes kalbam, jeigu ką, apie mėgėjų taisyklės, paskui pabaigoje sulyginsim profų taisyklės, jo, nes pas profus irgi iš esmės teisėjimo taškų skaičiavimo sistema yra lygiai ta pati, bet ten yra šiek tiek daugiau niuansų. Prieisim prie to. Mėgėjų kova, mėlynas bičias, laimėjo raundą, pas jį 10, bet jis gavo official warning už kažkokią klaidą, nežinau. Jisai laimėjo, bet gavo warning. Bet gavo minus balą, ne? Tai jam nuo 10 turėtų nuimti ir būtų 9-9, ne? Bet taip nesirašo. Turi būti 10-10. Tai reiškia, jeigu taip nutiko, kad raundo nugalėtojas gavo official warning,
jo tas -1 balas yra pridedamas raundo pralaimėtojui. Ir gaunasi raundas 10-10 lygus. Palauk, kaip suprasti, biškai praleidau tada. Tai jeigu tu laimėjai, tarkim, aš laimėjau raundą prieš tave. Taip. Ir... kas nerealu. Nu gerai, tu laimėjai raundą. Aš tada neskau. Nors aš nežinau, dar pasistengčiau. Tai aš laimėjau raundą pas mane 10. Taip. Padariau vieną iš klaidų, beje, dar nepaminėjai kitų klaidų, bus įdomu irgi pasižinoti. Tarkim, laikiausi už virvių, gavau official warning, -1 balą. Taip. Pas mane lieka 9. Bet jeigu tu pralaimėjęs raundą, esi 9. Žiūrėk, nu va, pas tave pagal logiką turėtų būti 9. Jo. Aš pralaimėjau irgi raundą, taip, tai pas mane irgi 9. Bet 9-9 nesirašo, turi 10 rašytis. Tai gaunasi 10-10, o būdu po 10 gauna. Tai vis tiek pas kažką turi būti 10. Taip, taip. Supratau. Taip. Tai bet tai yra lygus, jo, šiuo atveju. Bet tai yra vis tiek lygus. Nu, tu laimėjai raundą, bet gavai warning, tai yra lygus raundas. Supratau. Ir tai gaunasi 10-10. Ok, tai 9-9 mes niekada nepamatysime. Ne, niekada. 10 arba 1-10, kitas mažiau, arba abudu 10-10. Bet mėgėjose lygus raundas gali būti tik tokiu atveju, jeigu, reiškia, raundo nugalėtojas gauna warningą. Vieninteliu atveju. Lygiųjų mėgėjim sporte nebūna. Už ką dar warningai? Negalima. Aš tik vieną tik išlygą pasakysiu, mes šiaip darom lygiasis, matą. O kodėl? Apgaunam sistemą. Kai kovoja maži vaikučiai, ten, žinai, 8-9 metai, kad nenumušti ūpo, abudu vienodai pasistumdė, tai vaikiukai, žinai, kaip jie ten visą save atidavė, nu kaip dabar gali pasakyti, tu geresnis, tu... Aišku, ten jeigu labai aiškus skirtumas, tai taip, bet tai plius minus, čempionatuose duodam pergalės, bet kai būna atviri ringai, kaip, žinai, turnyrai skirti kelti patirtį, abu gauna po medalį, lygiasi skelbiam ir viskas, nu, kad vaikam ūpo nenumušti. Taip, be abejo. Bet iš esmės tai yra išlyga tik dėl vaikų. Okay. O šiaip lygių nėra. Kokios dar klaidos būna? Aš dar nepabaigiau dar apie vieną situaciją, kada gali būti vėl 10-8. Nu. 10-8 gali būti raundo metu tada, kai vienas iš kovotojų muša savo priešininką į vieną kasą. Kitaip tariant, kai yra raundo metu daugiau negu 6 smūgiai skirtumo, tų švarių, tikslių, taiklių smūgių skirtumo, kai yra 6 smūgiai skirtumas, tai praktiškai tai vizualiai plika akim matoma, kad dominuoja kažkuris. Dominuoja vienas stipriai ir stipriai dominuojantis, kuris daro didelį skirtumą smūgiuose. Tada teisėjai nuima papildomą balą tam pralošius ir yra 10-8. Jo, tai 10-8 tada irgi gali būti vėl 2 atvejais mėgėjose, kai pralaimėjęs raundo gauna official warning arba pralaimi raundą į vieną kasą. Bet tokiu atveju dažnai, kai vyksta vieno kažkurio kovotojo dominavimas, tai sekundantai dažnai atsisako jau. Ne tik sekundantai ir teisėjai, jo, mes paprastai nelabai leidžiam, kai vieną kasą muša, nelabai leidžiam tęsti kovos. Kad nežalotų kovotojo. Taip, nu nėra prasmės, tą jaunuolį, supranti, sudaužys į vieną kasą, nu gerai, paražysim tą 10-8, bet, nu kas, mums reikia, kad jis sveikas, gyvas, išliktų ir toliau treniruotųsi. Taip, čia nėra tikslo žaloti. Pasaulio čempionatuose, kur hebra susirenka dėl medalio, ten tokių bairių nebūna. Ten, kokių? Nu, negali. Kad atsisako kovoti? Ne, kad teisėjas gali nuimti sportininką, jeigu mato, kad, nu, jį, kaip sakau, daužo į vieną kasą, bet pasaulio čempionatuose ta jautrumo kartelė yra gerokai pakelta, nes ten šaika ruošiasi pusę metų. Nu, ten profai tiesiog. Nu, mėgėjų čempionatas, bet jo, realiai ten profai, žmonės, kurie medalius skina, ten visi profų turnyruose kalasi Azijoje, Europoje ir taip toliau, ir taip toliau. Žvėrys ten susirinka. Žvėris. Nu, šiaip tie tikrai, kas profesionaliai kovotojai, tikrai žvėris. Tai va. Tai apie klaidas dar grįžtam. Tai paminėjom vieną, kad virvių laikymasis. Kas daro? Automatiškai yra tokie kaip smūgiai žemiau juostos, ne, irgi į klyną skaičiuojama. Taip, 3 klynai minus warningas, ne. Bet nebūtinai 3 klynai, vėlgi, nu čia reikia suprasti, jeigu vieną aš tau kaliau į tą klyną taip, kad tu nebeatsikeli, tai nu neleisim dar 2 kartus lūpti tą klyną, supranti? Jeigu jau yra viena tokia konkreti bankė į klyną. Bet specialiai dažniausiai būna. Nebūtinai. Žiūrėk, yra priekinė koja atkišta, šovė į priekinę koją vidinę dalį, nuslydo koja, pataikė į žemiau juostos. Tai, nu, yra
Vėlgi, sakau, smūgių nelygus. Jeigu užbraukė, pataikė, netyčia, tai ten atsikvėpavo bičias minutė, 2 ir tęsia kovą. Jeigu yra gera bankė į klyną ir bičias nebegali tęsti kovos, teisėjai daro pirmą traktuotę. Mes suprantam, ar tai buvo specialus veiksmas, ar nespecialus. Aš specialiai dabar spyriu tautą į tą klyną, ar nespecialiai, ne? Nes iš to visa traktuotė išplaukia, ne? Jeigu mes priėm išvados, kad į tą klyną netyčinis veiksmas buvo visiškai, aš tau spyriau labai stipriai, tu ten sukritęs guli, bet yra akivaizdus netyčinis veiksmas, aš gaunu warningą iš karto, kaip už grubų pažeidimą, tą minus balą, abičias gauna 5 minutės atsistoti. Jeigu jis neatsistoja, jis skaitos dėl traumos pralaimėjo, aš laimėjau. Nes yra taisyklėse aiškiai parašyta, turi būti geležinė bandaža, geležinė apsauga. Jeigu kažkas taupo pinigus ir užsideda plasmasinę, gali būti pasekmės. Sorenas, žinai. Visai kita yra traktuotė, jeigu aš specialiai padariau tą veiksmą. Numatęs, kad paėmiau, traukiau tau į Velykas. Geras tas išsireiškimas vėliau girdėjau. Jo, tai viskas aišku, diskvalifikacija laisvas, ne? Laisvas kaip truskų. Nu, ne, čia jau net nebesportiškai. Tai yra jau net ne... Taip. Tai mes kalbam, ne, tai 3 netyčiniai prabraukimai žemiau juostos nuslydų smūgių nuo kojos, tarkim, ne, tai ten atsikvėpuoja. Pasitaiko šiaip. Jo, tai 3 tokie dalykai, minus balas gali būti, nežinau, diskusijos, pavyzdžiui, su teisėju, žinai, tau teisėjas duoda komandą. Apskritai, kovotojo biznis yra kovoti ir jokių būdų niekom nediskutuoti su teisėjais. Jo, tai atsisuka, tai man čia kažką, žinai, ne. Čiok, tavo biznis kovoti, mano biznis dirbti savo darbą. Nu, tai gali jis už kalvas gauti, ne, warningą. Yra neleistini imtynių veiksmai Muay-Thai. Pavyzdžiui, dziudo metimai, ne, per dubenį, per save, sweep, tas vadinamas kojos pakirtimas, kai su pėda yra pakertama atraminė koja. Tai sweep, tas pakirtimas yra draudžiamas, yra draudžiami metimai per dubenį. Ir taip toliau. Jeigu aš tave permečiau vieną kartą, iš karto gaunu warningą? Ne, gauni tą kaušiną. 3 kaušinai yra vienas warningas. Gauni spėjimą. Tai va, už visus techniškai neteisingus atliktus judesius taip pat yra duodami spėjimai. Tai va, esmė tokia. Daug detalių. Aš tikiuosi, kad ir mus dabar žiūrintis šiaip žiūrovai gaudo visą esmę. Šiaip įdomu. Ir tada, kai esi paprastas žmogus, tu nesuvoki, kaip vyksta tas visas darbas. Atrodo, atėjo, atsistojo ringė, pasidaužė. Kai esi paprastas žmogus, tai kad mes ten stebuklingi žmonės. Mes irgi tokie. Ne, nu jūs dirbat savo darbą. Ir dažnai tikrai kyla klausimų, o tai čia tikrai raudonas stipriau daužėsi, o kodėl mėlynas laimėjo raundą. Pašnekam apie tos pačius profus ir mėgėjus. Esminius skirtumus. Lietuvoje yra ir mėgėjiškų tų renginių, profesionalių. Ar pasitaiko dažnai, ar jie vyksta dažnai? Jo, vyksta. Tai yra dabar Muay-Thai kovas porofų pradėjo UTMėjai organizaciją organizuoti, kur sėkmingai kiekvienam turnyrė ten po 3-4 kovas. UTMėjai ir su Lietuvos Muay-Thai federacija bendradarbiauja, mes ir kalbam. Ir šiaip ir anksčiau būdavo tų turnyrų, kurių dabar dėja nebėra, bet jie darydavo tas Muay-Thai kovas. Esmė yra tokia. Robertai, aš dar atsiprašau, pertrauksiu. Man vienas esminis dar dalykas, kur tikiu, kad ir žiūrovui gali būti kilt klausimų. UTMA kitose renginiuose, kur vyksta Muay-Thai kovos, prieš kovą įvyksta ritualas. Aha. Ir tikrai esu ir, atsiprašau, iš savo draugų aplinkos girdėjęs tokių pakikenimų. Ką tenai eina, lankstosi prie kiekvieno ringo. Papasok, supažinink žmonės, įskaitant ir mane, kas tai yra per Muay-Thai dalykas. Ok, tai yra iš tikrųjų labai gilus dalykas, labai be galo svarbus ir žinant ir suprantant, tai ten nieko jokingo nėra. Pirma, tai pastebėt, kad kovotojai dedasi ant galvos monkoną, ne? Monkonas iš esmės Muay-Thai yra kilęs iš Tailando, Tailandas labai susijęs su budizmu, budizmas pagarba, ten dominuojantis dalykas. Aišku, aš nesu budizmo ekspertas, bet budizmo pažįstu tiek, kiek pažįstu Muay-Thai, ne?
Tailandė ten labai glaudžiai susiję. Tai esmė yra tokia, senoviai, iš kur atėjo Monkonas, senoviai taicai, reiškia, ant kažkokių tai nepaklodžių, skiaučių, gabalų, ant medžiagų rašydavo užkeikimus. Užkeikimus nuo nelaimių, kad kovoja sektųsi, ten krūvo jų. Čia užkeikimus gerąją prasme. Taip. Užkeikimus apsaugą savo, žinai, suriždavo į virvutę, iš tos virvutės padaro Monkoną ir deda ant galvos. Ant rankų pradžia, tai irgi yra lygiai taip pat dedami, ne? Tai Monkonas, hebra, Monkonas yra labai svarbus dalykas, čia turintis tam tikrą prasme. Jo negalima matuotis šiaip savo, užsidėti, kaip, nežinau, džemperį draugelio pasimatuoti dar kažką. Monkonas yra dedamas ant galvos vieno vienintelio atveju prieš einant į kovą. Užsidėjai Monkoną, viskas vadinasi, tu esi pasiruošęs kovai. Tai ne žaislas, tai negalima jo šiaip užsidėti, mėtyti ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, atributas, kuris turi labai gilę senovinę tradiciją ir mes esam linkę gerbti šitą daiktą. Ne? Tai visi ir kovotojai, šaika, kas žiūrit, matau labai daug, net kartais piktis ima. Monkonas yra dedamas tik prieš kovą. Monkono negalima nusiimti iki kovos pradžios. Jeigu užsidėjot, lipat į ringą su juo, ringiau yra nuimamas Monkonas. Su Monkonu negalima, čia iš budizmo atėjo, su Monkonu negalima lenktis. Taip tariant, jeigu užsidėjai Monkoną dar neįlipęs į ringą, reiškia, ringa yra lipama tik per ringo virves. Ne? Tik per viršų. Taip, per viršų. Taip, kadangi vėlgi iš budizmo čia yra moterim yra draudžiama. Čia dabar. Moterim draudžiama. Moterim yra draudžiama. Reiškia, lipti per virves, jos gali tik poro virvių apačią ridentės, ne? Bet tai yra, tai iš budizmo, o mes dabar vis tiek 21 amžius, pas mus vyrų ir moterų teisės yra lygios, tai dėl to yra labai paprasta. Ir vyrai, ir moteris lipa į ringą tarp ringo virvių ir Monkonų užsideda būdami jau ringė. Viduje, jo. Užsidėjau, viskas, su juo būnu ir tada atlieku tą vaikrų ritualinį šokį, jo. Tai dabar kas yra vaikrų? Vaikrų yra, pastebėjot, kovotojai prieš kovą apeina ratu aplink ringą ir tai reiškia, kad jie uždaro 4 kampus, paruošia ringą kovai. Tai yra vėlgi atėję iš senovės, iš Tailando. Tailandė senovėje kovos vykdavo bet kur, turgų aikštėse, mugėse, kiemuose, kažkur, žinai, ir jokių ringų nebūdavo ir prieš kovą hebra apeina literaliai ratą, paruošia aikštę kovai, reiškia, patraukia akmenis kažkokius, kad pagalių nebūtų, kad koks, žinai, priešininkas nepaimtų. Tai iš to yra likę, kad mes apeinam ratą aplinkui ringą, uždarom visus ringo 4 kampus, paruošiam jį kovai, ne? Geras, įdomu. Tada vaikrų dominuoja 3 nusilenkimai. 3 nusilenkimai, nuėjus į ringo centrą, atsisukus į savo ringo kampą būtinai, ne? 3 nusilenkimai. Pirmo nusilenkimo metu mes dėkojam savo tėvam už tai, kad mus užaugino. Antro nusilenkimo metu mes dėkojam savo treneriui arba savo mokytojui, kad mus paruošė kovai, atlydėjo į ringą ir yra šalia kovotojo, ne? Ir trečias nusilenkimas yra, tai taicai lenkiasi budai. Mes sakom, kad pasaulyje tai yra tu nusilenkia kovotojas į tai, ką jis tiki. Ne? Savo dievą, net jeigu savo yra... dievą, ne, jeigu esi ateistas, tu vis tiek turi kažkokio tikėjimo, tiki savim. Taip, net jeigu jis yra nebūtinai Kristus ar tu taip, gal jis... Mes nekalbam apie kažkokią religiją. Viskas gerai, tai yra nusilenkia į tikėjimą, kurį turi savy. Ką turi savy, nežinau, Kristus, Alachas, Buda, tiki savo jėgom, tiki savimi, tiki žvaigždėm, į tikėjimą, kurį turi savy. Tai va, tai 3 nusilenkimai. Tėvam, treneriui, tikėjimui. Tai jie yra labai svarbus. Geras. Ar tai yra privaloma prieš kovą? Taip, būtent tie 3 nusilenkimai yra privaloma, tai yra šito sporto dalis. Bet bendrai vaikrų, teisingai vadinasi. Jo, žiūrėk, visas šokis susideda vaikrų, yra 3 nusilenkimai ir po vaikrų prasideda Ramu Muay. Ramu Muay jau yra tas šokis, kurio metu, Tailandė, pas mus Lietuvoje mes nelabai darom, nelabai gal mokam ir tos tradicijos gal nelabai turim. Yra tikrai lietuvių, kas moka, bet ir yra kas daro Lietuvoje tą šokį iš esmės. Bet
esmė yra tokia, kad tas ramų muay šokis yra kiekvienos mokyklos kaip vizitinė kortelė, ne? Jeigu yra mokykla, pavyzdžiui, Tailandė, kur nors ant jūros kranto, jie ten kokias žuvėdras imituoja, ne? Jeigu kalnuose vėl ten kažką, kokį karį kažkas imituoja, kad kokią strėlę paleidžia. Tai yra iš esmės savotiškas apšilimas tuo metu ir savo mokyklų stiliaus demonstravimas. Jo, tai, mes Lietuvoje neturim tos tokios tradicijos įsišaknijos, kas šaika biški Tailandė pakovoja, moka tą ramumą ir jie atlieka, tai mes jį maloniai priimam. Tikrai, tai yra šiaip įdomu, ne? Gražu, taip. Įdomu ir all good, žinai. Bet jo, tas ramumo nėra privalomas. Privalomas yra vaikrų 3 nusilenkimai. 3 nusilenkimai jie yra privalomi. Tai čia kitą kartą, kai šiaip labai džiaugiuosi, kad mes apie tai pašnekėjom prieš einant prie mūsų paskutinės temos, nes tikrai sakau, labai tikiuosi, kad po šito video, jeigu dažiūrėti iki šitos vietos ir ją detaliai, jeigu perklausėt šitą visą informaciją, tai tikrai antrą kartą nebesijuoksin, man atrodo, nes... Šiaip, žinok, aš labai pastebėjau, kad mažai kas juokės ir mažai kas kikena. Su kažkokiais kikenimais susidurdavau, žinai kada, iki kokių 2010 metų. Bet daug kas tiesiog nesupranta, kad ir UTMA vyksta prieš kovą. Kas yra bairis, UTMA vyksta prieš kovą, Hebra nesupranta, bet nekikena. Tolerantiškai priima, žiūri. Taip. Aš nežinau, gal tribūnas ir kikena, bet aš asmeniškai negirdėjau. Negirdėjau, kad... Bet tada reikia dabar ir suprasti, kad tai yra ir su reikšme. Ne tik tai, kad žmonės sugalvoja pasilanksti ir toliau kovoja. Pasimelis. Jo. Papoteriau. Geras, šiaip geras. Įdomios tos tradicijos ir tik tai labai trumpai užduosiu. Ar kiti kovos menai turi tokias gilias tradicijas, kaip turi Muay Thai? Man labai sunku vertinti. Kol kas man atrodo, kad čia Muay Thai tikrai daugiausiai. Tradicijas gilės, jo, bet aš nenoriu žaisti kitų kovos menų. Kas yra, supranti, gilios tradicijos? Gal jos kitokios. Gerai, boksas turi, gilės ten tradicijas, šaknys, ne? Gal jie neturi tokių ritualų, bet jie turi kitas tradicijas. Aš nelabai noriu vertinti kitų sporto šakų. Supratau. Tai gerai, keliaujame tada prie to esminio finalinio momento, tai apžvelkime, kaip atrodo profesionalios, kaip atrodo mėgėjiškos kovos, esminiai skirtumai ir kitą kartą, kai žiūrovas žiūrės kovą, kad jisai galėtų suprasti, kaip teisėjai dirba vienu ir kitu atveju. Esminis skirtumas tarp mėgėjų ir profesionalų yra vienas vienintelis, bet jis keičia viską. Viską iš esmės jis keičia. Mėgėjuose, jeigu bičas gauna knockdowną, skaičiuojame knockdowną, jam tai yra tiesiog teisėjas savo kažkur tai galvoju užlenkia kaip paprastą smūgį. Profų kovose knockdownas reiškia minus balą nuo tų 10-9. Supratai, ne? Tai reiškia, kad mėgėjuose mes knockdowną skaičiuojam tada, kai bičas nebesigina, tarkim, jo dar nepakirto, nepajungė, bet jis nebesigina. Kampės susigūžė stovi, tarkim, ne? Arba nuo stiprios bankės pusiausvyrą prarado. Nebūtent, kad jis nukrenta. Nereikia nukristi. Tai būtent mėgėjuose, jeigu nuo smūgių nukrenta kovotojas, nuo serijos smūgių, tai teisėjas blogai atliko savo darbą. Nesužiūrėjo, kad užtikrint saugumą. Teisėjo darbas yra prioritetas mėgėjų kovose išsaugoti sveikatą sportininkų ir neleisti jį pajungti. Aišku, būna visokių situacijų, būna nuo vienos bankės, būna kartais, tarkim, kaip į korpusą vienas, kažkur 2, 3 ir ten, kaip, žinai, papildomas lašas stikliniai, žinai, išsilieja per viršų, tai per tas kažkoks tai smūgis gali būti lemiamas. Bet iš esmės, jeigu įvaro į kampą ir vienas ten muša kitą be sustojimo ir teisėjas, vienas, žinai, susigūžęs net nebesigina, kitas jį muša ir teisėjas nieko nedaro, tai jau yra blogai. Tai mes mėgėjus skaičiuojam knockdowną, grubiai tariant, prieš nukertant, ne? O profose skaičiuojam knockdowną tik tada, kai jau nukerta. O nukirtimas kas yra? Tai reiškia, kai žmogus nuo smūgio prarado pusiausvyrą ir grubiai tariant nukrito ant žemės. Aišku, nebūtinai nukrito, jis gali, žinai, plaukti, akis matosi. Gali atsiremti į ringo kampą. Ir jau svirduliuoja ir matom, kad tikrai nebe kondicijoje, prarado kondiciją, traukiam, kol skaičiuojame, ne? Tai tam knockdown iš esmės nėra lengva padaryti, ne? Gerokai sunkiau negu mėgėjuose, bet už tai ir yra minus balas.
Ir tai keičia visą paveikslą kovos. Tai reiškia, jeigu profesionaliai kovoji, tau jau teisėjas skaičiuoja knockdowną, tai tau jau automatiškai iš karto -1 balas yra. Automatiškai tu šitą raundą pralošiai, draugelį. O tai jeigu, gerai, o jeigu jisai po knockdowną, kiek skaičiuojat? Iki 8. Iki 8. Tai reiškia, atsibudau. Gerai. Pasakiau, Ir kad toliau jo kovoju toliau. Nu. Ir tada tas kitam atrašo knockdowną. Ir jam tada skaičiuoja. Tada lygiai yra situacija. tas, Tada ane? 10-9 grįžtam. Bet žiūrėk, labai įdomus momentas. Įsivaizduok vėl, mes su tavim kovojam vėl. Įsivaizduoji? Nelabai, bet tarkim. Kovojam. Aš ir neįsivaizduoju. Pripažįstu. Pripažinti. Jo. Aš laiminėjau visą raundą. Nu, akivaizdžiai, ten tais taškais, ne, ten niekam nekyla klausimų, kad bus raundo pabaigoje 10-9. Aš laiminėjau ir tu man padarai knockdowną. Aš krentu ant žemės. Koks rezultatas? Man privertė pabūti teisėjai. Nu, pagalvo. Nu, tai gerai, jeigu tu laiminėjai, tai teoriškai laiminėjau. 10-9, bet aš 10-9. knockdowną, tai -1. Tai 10-10. Ne, broli. 10-8 iš karto aš pralašau raundą. Tai palauk, tai gerai, tu laiminėjai, pas tave 10-9. Taip. Bet Pas mane aš, 10, pas tave 9. aš tau knockdowną jau atrašiau. Viskas. Man 8, tau 10. Ai, nes tu tada gaunas pralaimėjai raundą ir tada dar -1, nes knockdownas. Taip. Nes profose, matai, knockdowną mes skaičiuojam, kai jis yra realiai knockdownas, kai žmogus, vat, žinai, krenta ant žemės, dar kiti yra tokį terminą, turi 3 taškai, vadinasi, 3 taškais palėtė žemę, tai reiškia 2 kojos ir kažkur į ranką, ne? 3 taškai liečia žemę nuo smūgių, skaičiuojam knockdowną. Tai va, profų kovose yra labai daug skirtingų taktikų. Hebra, kaip kovoja, ne? Viena iš tų taktikų sako, kovotojas, aš nesimalsiu, aš visą raundą gynybą stovėsiu, laikysiu, bet darysiu tik jungiančius smūgius, kad padaryčiau knockdowną, ne? Taip, jis daug praleido, daug sugerė bet paėmė ir pakirto, žinai. O jeigu nepakirto, jisai pralaimė raundą dėl to, kad... Taip. Tai to mėgėjuose, nėra, ne? Nes knockdowną mes skaičiuojam prieš pakertant, ne? Tai... Va čia ir yra esminiai skirtumai tarp mėgėjų ir profo. Ir tai keičia visą kovos paveikslą, nes Hebra visiškai kitaip taktikuoja, visiškai kitaip save veda kovose ir gavus knockdowną, seniai nebėra... Labai sunku ir atsistoti galimai... Nebėra šansų, vėlgi mes tas taškas skaičiuojam, mes skaičiuojam taškus. Mes skaičiuojam taškus, tai aš turiu minėtas 10-9, tai bendrą paveikslą tą. Knockdowną gavęs, tarkim, pirmam raunde turi kaip minimum laimėti 2 raundus, nes jau, kad būtų lygiosios. Supranti? Jo. Tai pala, tai dar kartelį. Tai jeigu aš šiaip, vėlgi, kovojam mes, tu laiminėjai raundą 10-9 automatiškai gaunasi, bet aš dar gaunu knockdowną, tai dar -1, tai 10-8 jau tada gaunasi. Taip. Tai jo, tada dabar supratau, ką reiškia tas, kad aš dar turiu labai stipriai atsigriebti, kur šiaip po knockdowno jau yra sunku kovotojui. Taip. Ir dar to minus taškas. Jo, ir dar turiu laimėti 2 raundus, kaip minimum 10-9, kad būtų lygiosios. O jeigu aš noriu iš vis laimėti visą kovą, tai aš turiu dar ir greičiausiai knockdowną dar tavo atrašyti, kad... Nebūtinai. Va dabar šitą vietą pagalvom. Žiūrėk. 28-28 po 3 raundų, ne? Vieną raundą vienas laimėjo. Profesionali kova, ne? Jo. Iš esmės vertinimas ir mėgėjų kovoje yra labai panašus, bet esmė yra tokia. Paprastai žiūrim pagal 3 raundą. Jeigu yra bendras total score po 3 raundų 28-28, tai kas laimėjo paskutinį raundą, tam atiduodam pergalį. Ok, nes jisai kaip ir lemiamas būna toks. Jo, arba žiūrim pagal knockdowns. Jeigu total score, žinai, 28-28, bet vienas iš jų padarė knockdowną, tai tas, kuris padarė knockdowną, tas laimėjo. Net jeigu pirmam raundui tas knockdownas buvo. Net jeigu pirmam raundui tas knockdownas buvo. Nes knockdownas yra lemiantis, kirtinis toks dalykas dėl labai paprastos priežasties. Knockdownai nėra skaičiuojami šiaip savo. Jie yra skaičiuojami, kai realiai žmogus yra pakirstas. Tai čia mes kalbam dar kartelį apie profesionalią kovą, kai realiai yra pakirstas, bet mėgėjiškui kovoj tas knockdownas, tai nėra dar kartelį, kad minusuoja taškus, bet ką tiksliai dar padaro?
Knockdownas, nu ką, saugo priešininką, matai. Tiesiog jisai duoda kaip ir savotiškas signalas kovotojui, kad tu gerai gauni į... Ne tik signalas, žiūrėk, knockdownas įmuštas mėgėjų kovoje yra vienas smūgis, plus neužsilinkam, ir yra knockdownų limitas. Tiksliai. Nėra taip, kad leidžia mušti iki begalybės, žinai. Kiek knockdownų? Suaugusių kovoje yra ir mėgėjus ir profose 3 knockdownai per raundą, 4 per kovą, ne? Nu tai, įsivaizduok, mėgėjuose kovoja, ne, tai kiekvienam raunde, ten, žinai, pirmam raunde knockdowną tau skaičiavo, antram raunde skaičiavo knockdowną, ateini trečią raundą, ten 2 kartus dar suskaičiuos bus out. O jeigu vienam raunde gauni vieną skaičiavimą, knockdowną, antrą skaičiuoja ir trečias viskas iš karto jau yra, ar jau jis dar skaičiuojamas, ar jau viskas iš karto? Skaičiuojamas. Žiūrėk, jeigu per vieną raundą, ne, 3 knockdownų. Skaičiuojam iki 8, ne, bičas gali kovoti. Čiok, pirmas knockdownas, ne? Antras knockdownas, vėl skaičiuojam iki 8, taip? Trečias knockdownas, nu, o čia dabar prasideda traktuotė šiek tiek. Trečias knockdownas, tai kodėl jis nebegali kovoti? Žiūrėk, po trečio knockdowno jis gali kovoti. Knockdownas, ten trečias jam nebuvo tas lemiantis veiksnys, kad jis nuo knockdowno nebegali kovoti, ne? Bet jis nebegali techniškai kovoti dėl to, kad tai yra trečias knockdownas. Supratai, ką pasakiau, ne? Bandau suprasti iki galo. Tai... Dar kartą iš naujo. Gauna bičias knockdowną. Taip. Kad ir pirmą. Taip. Ir mes, žinai, sakom 8, matau, kad jo akis vieną į kairę, kitą klausia kiek valandų, 9, 10, out. Viskas, vadinasi, jis nebegali kovoti. Stabdoma kova. Taip, nes nuo to smūgio jis neatsigavo per 10 sekundžių. Taip. Bet jeigu jis atsigauna nuo to smūgių serijos, vadinkime, ne, per 10 sekundžių, iki 8 suskaičiaus, mes sakom, čiok, tęsiam raundą. Jis pakelia rankas, pasiruošęs kovai. Tai žiūrėk, trečias knockdownas per vieną raundą, nuo to smūgio aš sakau 8, gali kovoti, sako, galiu, jis atsako mano komandą, sustoja tvirtai, jo akis tiesiai, jo kondicija leidžia kovoti, tai vadinasi, ne knockdownas yra kaltas, kad jis nebegali kovoti, o kaltas yra, kad jis 3 knockdownus gavo per vieną raundą, ne? Tai yra knockdownų suma. Arba 4. Ir viskas po trečio stabdomo kova yra. Taip, sakoma, arrivederci. Liūdnos žinios tam kovotojui. Čia bambino, sorry. Dar vienas dalykas prisiminiau, bet jau mes einam į pabaigą. Kada teisėjai, nugirdau, sako safety. Tai čia yra tas, kad nutraukė kovą dėl saugojimo. Jo, tai čia yra tas, kur anksčiau, kur prieš tai laidos pradžioje kalbėjom, kad teisėjas turi teisę nutraukti kovą dėl aiškių lygių skirtumų. Ne? Anksčiau tai vadindavos outclass, žinai, tai dabar... Apskritai, kai teisėjas nutraukia kovą, mėgėjas yra RSC, Referee Stop the Contest. Ir tada priežastis, kodėl teisėjas nutraukia, ne? Tai yra RSC body nuo stipraus smūgio į kūną, skaičiavo teisėjas knockdowną, mato, kad susienas iš pilvo, viskas, ne? Tai official decision yra RSC body arba head. Ir viena iš tokių priežasčių yra, anksčiau vadinasi outclass, dabar vadinasi RSC safety. Dėl saugumo pagrindais. RSC safety. Taip, aš nutraukiau kovą dėl to, kad tu esi akivaizdžiai per silpnas šitam priešininkui, dėl to sakau ačiū, tu nugalėjai, o tu eik pasitreniruok. Jo. Tai paprasta. Nu, žinai, paprasta gal kažkam iš žiūrovų, bet, nu jo, yra reikalų, bet šiaip man asmeniškai kur kas aiškiau, šiaip daug detalių, net ko gero norėčiau pats dar kartelį antrąjį kartą pažiūrėti šitą video, kad visas detalės suprast, bet šiaip, Robertai, ačiū. Manau, kad šiaip žmonės turėtų suprast, kad tai yra rimtas sportas ir jame ne tik yra įdomu stebėti, žiūrėti, nes tai yra gražus labai sportas. Jo, galiu pasakyti šitą dalyką tikrai iš savo neprofesionalių akių. Kaip paprastas žiūrovas. Ir Lietuvoje šiuo metu labai populiarėjantis sportas. Tik pasidžiaugti. Auga žiauriai, Šaika į čempionatus veža skaičius nerealius. Netgi Telšiuose, kur buvo labai ten. Uždaras čempionatas, užsieniečio nie vieno, mes turim per 130 sportininkų. Come on. Sportininkų, o dar žiūrovai, treneriai, visi teisėjai tie patys, nu ir aš buvau. Ir dar tu buvai. Tai viskas. Ačiū, Robertai. Šiaip tai esminis dalykas. Šitą video matote socialinėse paskyrose, YouTube, visur. Rašykit klausimus komentarų skiltyje. Ar Robertas ar kažkas iš Muay Thai federacijos atsakys jums. Aš ko gero neatsakysiu. Tu neatsakysi, nes tu prieigos neturi. Jo, bet aš ir nesivelsiu tuos dalykus, nes... Šaika, jeigu bus klausimų, daugiau bet kokių klausimų, mes visą laiką juos noriai atsakom bet kokiu formatu. Rašykit,
klausimus, jei reikės, antrą dalį įrašo padarysim. Podcast. Į ringą stosim? Ne, tegul, žiūrėk, koks pavadinimas šito podcast'o? Nežinau. Čia... Moicast. O ką, visai gal ir gerai skamba? Moicast. Tai žodžiu, viskas vardan sporto edukacijos ir vardan žinojimo. Jo, tai ačiū Robertai, šiaip iš ties. Ir ačiū žiūrovam, kurie leidot laiką kartu su mumis. Jeigu žiūrėti iki galo, tai jūs iš vis esat superiniai. Galit stoti Teisėjų federacijos. Arba bent jau pradėti Muay Thai sportuoti. Viskas. Ačiū. Susimatysim kažkada kitą kartą. Gal ir kitame video, kas ten žino. Gerai. Čiau visiems. Ate. Arrivederci.